Išmanus dantų šepetėlis su nuostabia pakuote. Tai Oklen X Pro. Labi. Sveiki. Čia Toms iš Baltizobi. Elvei, esu išpakuojęs daug elektrinių dantų šepetėlių, o šis modelis tikrai. Dantų šepetėlis yra žalios, rožinės, violetinės arba mėlynos spalvos ir jis tikrai išsiskiria savo pakuotę. Žaliasis modelis papuoštas džiunglių motyvais, rožinis, sakūrų žiedais, violetinis. Šiaurės pašvaistės vaizdais, o mėlynasis tiesiog supakuotas į baltą dėžutę. Kodėl? Negaliu pasakyti, tačiau 3 iš 4 spalvų turi fantastiškai gražią pakuotę. Komplekte yra dantų šepetėlis, vienas keičiamas antgalis, magnetinis sieninis laikiklis, kuris taip pat veikia kaip įkroviklis ir įkrovimo kabelis. Dantų šepetėlis turi 3 valymo režimus – standartinį, balinimo ir masažą. Kiekvienam režimui galima nustatyti intensyvumą 32 lygiuose. Dėl kelių intensyvumo lygių šią galią dantų šepetėlis gali paskirstyti labai laipsniškai, pradedant nuo mažiausios iki didžiausios galios. Be to, naudojant telefono programėlę, šiai šepetėliai galite nustatyti savo pačių sukurtus valymo režimus. Norint visiškai įkrauti dantų šepetėlį, reikia maždaug 2,5 valandos, tačiau visiškai įkrautas jis gali veikti iki 30 dienų. Tai buvo pirmoji iš Oklen dantų šepetėlių, kurią įsigijau išbandyti. Mane patraukė būtent jos žalia spalva ir tai, kad tuo metu tai buvo pirmoji elektrinė dantų šepetėlė su jutikliniu ekranu, kur ekrane galima keisti valymo režimus ir intensyvumą, taip pat peržiūrėti, kurios dantų zonos nėra tinkamai išvalyti. Po dantų valymo ekrane galima pamatyti, kurios dantų zonos nebuvo visiškai išvalytos. Dantų šepetėlis tai gali nustatyti, nes turi giroskopą. Tai jutiklis, kuris supranta, kokiu kampu laikote dantų šepetėlį ir taip gali apskaičiuoti, kurie dantys yra tinkamai išvalyti, o kurie galbūt praleisti arba jiems valyti skirta nepakankamai laiko. Neišvalytos plotus žymi raudona spalva. Taip pat po valymo gaunate įvertinimą, kuris rodomas skaičiais nuo 0 iki 100%. Man labai patinka ši funkcija, nes jis skatina geriau valyti dantis. Jei dantų šepetėlis rodo rezultatą mažesnį nei 85%, paprastai valau dar. Dantų šepetėlyje yra 2 minučių laikmatis. Kas 30 sekundžių dantų šepetėlis šiek tiek kitaip vibruoja, taip pranešdamas, kad laikas pradėti valyti kitą dantų dalį. Reikia įsivaizduoti dantis 4 zonose. Kiekvieną zoną valome 30 sekundžių. Laikmatis padeda tolygiai išvalyti dantis. Šiam dantų šepetėliui taip pat yra programėlė. Programėlėje galima nustatyti valymo režimą, stebėti rezultatus, peržiūrėti, kada keista šepetėlio galvutė ir atlikti kitas užduotis. Jei prijungsite dantų šepetėlį prie programėlės, ekrane matysite tikslių laiką, o šepetėlis pasveikins jūs gimtadienio, naujųjų metų ir kitų švenčių proga, jei programėlėje įvesite savo duomenis. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šepetėlis turi jutiklinį ekraną ir valymo rezultatus rodo tiesiogiai ant jo, aš asmeniškai kasdien telefono programėlės nenaudoju. Kasdien naudoju standartinį valymo režimą, nustatytą maksimaliam 32 intensyvumo lygiui. Atsižvelgiant į tai, kad šepetėlis turi jutiklinį ekraną, kartais paėmus jį į rankas, netyčia paliečiu ekraną ir pakeičiu jo nustatymą. Tačiau tai lengvai ištaisoma. Kai rasite režimą ir intensyvumą, kurie jums labiausiai patinka, dantų šepetėlio ekraną galima užrakinti. Norėdami tai padaryti, kai dantų šepetėlis yra įjungtas, reikia paspausti ir laikyti mygtuką apie 7 sekundės, kol pasirodys užrakintų spynelių. Norint atrakinti, reikia laikyti mygtuką apie 7 sekundės. Ši dantų šepetėlė komplekte turi įdomų magnetinį laikiklį, kuris taip pat veikia kaip įkroviklis. Jis iš 2 dalių. Apatinė dalis nuimama. Magnetinis ryšys su kita dalimi. Reikia nuimti apsauginį sluoksnį nuo dvipusės lipnios juostos, ją galima priklijuoti prie veidrodžio, plytelių, sienos ar kitų paviršių. Kasdien abi dalys laikosi kartu ir veikia kaip magnetinis dantų šepetėlių laikiklis. Kai reikia įkrauti dantų šepetėlį, nuimkite viršutinę dalį. Į ją įkiškite mikro USB įkrovimo laidą ir padėkite dantų šepetėlį ant jo. Šis dantų šepetėlis tylus, lyginant su kitais elektriniais. Esant maksimaliam intensyvumui, jis skleidžia apie 59 dB. Dantų šepetėlis puikiai atlaikė visus 3 smūgius. Testo metu dantų šepetėlį metėme ant plytelių iš 1 metro aukščio 3 skirtingomis pozicijomis. Ant galių žemyn, ant galių aukštyn ir į šoną, taip imituodami galimą dantų šepetėlio iškritimą iš rankų ar kriauklės. Dantų šepetėlyje nebuvo jokių pažeidimų. Atliekant vandeniui atsparumo testą, dantų šepetėlis 2 minutes be jokių problemų buvo panardintas ir įjungtas valymo režimu.
Norėdamas patikrinti apnašų pašalinimą, prieš valydamas dantis naudoju tabletes, nudažančias apnašas violetinę spalvą. Po dantų valymo matyti, kad visas apnašas pašalintas puikiai. Ši dantų šepetėlė patiks tiems, kurie mėgsta naujausias funkcijas. Jei manote, kad ši dantų šepetėlė tinka jums ar kam nors kitam, kurį norite pradžiuginti, aprašyme rasite nuorodą, kur ją galima įsigyti. Visi mūsų internetinėje parduotuvėje parduodami produktai jau yra pas mus. Tai reiškia, kad jums nereikės laukti kelias dienas ar savaitę. Gaukite juos iš karto atvykę į mūsų parduotuvę arba pasinaudodami pristatymu į